Kaip rasti dvasinę ramybę? Kodėl mes nerandame dvasinės ramybės? Mums labai sunku išlikti ramiem, pozityviem, džiaugtis gerais įvykiais. Iš tikrųjų, tai pagrindo, galima sakyti, tikrai turime daug. Mūsų laikai yra ne patys lengviausi ir ne patys ramiausi. Daug visokių negatyvių žinių, informacijos, socialiniai tinklai, įvykiai ne patys maloniausi. Bet visais laikais buvo ir karų, ir epidemijų. O jeigu nebuvo, tai buvo asmeninių nelaimių šeimoje, aplinkoje. O jeigu ir to nebuvo, tai žmogus vis tiek rasdavo vardan ko pergyventi daug greičiau, negu vardan ko džiaugtis. Kodėl mes taip reaguojam? Kas ta varomoji jėga? Sakysim, įvyksta kažkokia negatyvi situacija, mūsų reakcija nuskaito informaciją, kiek tai yra negerai mano kūnui. Jeigu nekomfortiška, jeigu per mažai kažkokių resursų, pinigų, galimybių, šlovės, vadinasi, įvykį mes traktuojame kaip negerą. Jeigu įvykis susijęs su tikrai kažkokiu blogu dalyku, sakysim, kažkokia nelaimė, kuri nuo mūsų nepriklauso, ar kažkokia bendra tragedija, mes iš karto irgi perleidžiame per save ir nusprendžiame. Labai greitai darome išvadas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Tada iš to visos pasekmės. Nerimo, pergyvenimo, streso, atakos, panikos šiais laikais yra ypač dažnos. Ir visas komplektas nemalonumų. O kaip mūsų protėviai tvarkėsi su šitom problemom? Jie turėjo paslaptį, kurią aš šiandien pabandysiu atskleisti. Su nerimu, baimėmis, situacijos vertinimo iš blogosios pusės visi esame susidūrę. Paimkime kaip pavyzdį atleidimas iš darbo. Savaime suprantama, mūsų atleidžia iš darbo, mes iš karto tai per save perleidžiam ir suprantam, kad negerai pinigų atžvilgių, šeimos ir šiaip stresas, ir savivertė. Bet jeigu mes pažiūrėtume į šitą patį įvykį iš laiko perspektyvos, save pamatytumėme po kelių metų. Kartais įvyksta taip, kad pasirodo visai nevertėjo nerimauti. Mūsų jau laukia geresnis darbas, su geresniu kolektyvu, gal ir atlyginimu. Dažnai tai būna, kai mes vertinam kažkokį įvykį, kuris atsitinka nuo mūsų nepriklausomai. Vertinam labai greitai, pradedam stresuoti, pergyventi. Po kažkurio laiko paaiškėja, kad nevertėjo. Yra daugybė pavyzdžių. Bloga situacija su Titaniku, laivas paskendo, žuvo daug žmonių. O kiek dar daug žmonių bandė tą Titaniką papulti, paaiškėjo, kad nespėjo, pavėlavo. Ar dar kažkas nutiko? Tie žmonės nepapuolė į laivą, dėl to labai pergyveno, stresavo greičiausiai, galbūt verkė, o pasižiūrėjus į situaciją iš laiko perspektyvos, ačiū Dievui, kad jie nepateko į tą laivą. Taip pat ir rugsėjo 11-osios įvykius galėtumėm įsivertinti iš laiko perspektyvos ir suprasti, kad irgi žmonės, kurie pavėlavo tuo metu į darbą, kaip jie džiaugiasi, sužinoję, kad jie liko gyvi, liko išgelbėti. Mūsų protėvių paslaptis byloja. Kiekvieną nuo mūsų nepriklausantį įvykį ir situaciją mes turėtume vertinti pagal jo pabaigą, pagal finalinį jo tašką. Kad pavyktų tai padaryti, mūsų sąmonė turi būti pakelta aukštai. Mes visada turėtume mąstyti įvykus įvykiui ne kaip iš žmogaus, kuriam tinka vadinamas Bermudų trikampis, įstrigimas tarp lovos, šaldytuvo ir televizoriaus perspektyvos, o iš sielos perspektyvos. Iš mentalinio plano, iš proto plano pakelti sąmonę aukštai ir iš to suvokti, kad nei vienas įvykis neatsitinka šiaip sau, kad nei viena nuo mūsų nepriklausanti situacija negali atsitikti atsitiktinai.
tiesiog savaime. Kiekviena situacija ir kiekvienas įvykis yra vardan kažko ir reikalingas kažkam. Ryškiausias pavyzdys iš Biblijos būtų situacija su Juozapu. Juozapo broliai iš pavydo parduoda jį į vergiją, o gyvenimas susiklosto, atrodo, absoliutus blogis. Nieko gero tam Juozapui neturėjo jau nutikti. O iš viršaus nusprendė, kad jisai turėjo papulti į vergiją tam, kad daug vėliau išgelbėtų savo brolius ir savo tautą. Tas įvykis, kuris atrodo mums labai blogas, apsivertė į gerą. Bet kyla klausimas, kada ta vadinama pabaiga? Kada jau vertinti įvykį? Ta pati situacija gali kartotis visą laiką pasikeisdama, duodama mums vis naują rezultatą. Na pavyzdžiui, vieną kartą atleidimas iš darbo atnešė naują darbą, sakysim, praėjo kažkiek laiko, tada vėl kitas atleidimas iš darbo ir taip toliau. Ir kada mes jau pasiekėm tą finalinį tašką, kai galim pasakyti, kad jo absoliutus gėris nutiko. Pasak mūsų protėvių ir pranašų knygų, mes turėtume vertinti įvykių ne kaip iš savo žmoniškosios prizmės, ne pagal tai, kiek man tai yra patogu, komfortiška, šilta, sotu ir turtinga, o iš dieviškų pozicijų, iš pozicijos sielos. Kiek ta situacija yra naudinga sielai, kiek situacija padarė iš manęs geresnė, empatiškesnė. Kiekvienas turim savo asmeninę užduotį, bet iš esmės turim vieną bendrą. Visi įvykiai ateina dėl mūsų, tam, kad mes taptumėm geresni, kad priartėtumėm arčiau prie Kūrėjo. Baimės, nerimas ir visi sunkus jausmai turi griaunamąją jėgą. Todėl mums būtina atsikratyti baimių, nerimų ir pradėti naudotis taisykle. Į visas situacijas ir įvykius žiūrėti iš pozicijos pagal situacijos pabaigą. Iš tikrųjų, šis gyvenimas atneša mums daug kančios ir išgyvenimų. Čia mes turim pasirinkimo laisvę, kaip mes į tai pasižiūrėsime. Jeigu mums mažiausias diskomfortas atneša depresiją, liūdesį, nuo to pasirinkimo tikrai kentėsime. Tikrai bus sunkios pasekmės ir toliau papulsime į tokį dvasinį liūną. Kai aš buvau maža, man tėtis pasakojo tokią istoriją. Neturtingas žmogus, labai daug patyręs vargo, nutarė pabaigti savo gyvenimą. Visų pirma, jisai norėjo pasitarti su dvasiniu vadovu, ten jam irgi nepasisekė, paaiškėjo, kad kunigas šiuo metu priimti negali, jisai atsisėdo netoli klausyklos ir užsnūdo. Staiga išvydo sapną, baltas ir juodas angelas jam praneša, kad jisai jau mirė ir jo geri ir blogi darbai bus vertinami. Jo gerus darbus nešė ant svarstyklių vienos pusės, blogus darbus nešė ant svarstyklių kitos pusės. Paaiškėjo, kad gerų darbų tikrai nedaug, o blogų darbų prisikrovė didžiulis kalnas. Žmogus jau persigando, suprato, kad čia jau viskas, dabar jau liūdnai baigsis ir staiga baltasis angelas pasakė, kad dar ne viskas. Prie gerųjų darbų dar dėsis visos kančios ir nuoskaudos, kiek žmogus yra per gyvenimą patyręs. Ir pradėjo kalnus vežti skausmingų išgyvenimų. Ir visai nedaug truko, kad svarstyklės persvertų į gerąją pusę. Staiga žmogus atsibudo, pasijuto, viską supratęs, parbėgo namo, nustebo radęs ir žmoną linksmesnę, ir vaikus geresnius. Viskas pasikeitė. Jis nusprendė, kad vargsiu su džiaugsmu. Atsirado apsisprendimas džiaugtis netgi savo vargais, situacija pradėjo keistis į gerą pusę. Čia mano kanalas Laikas gyventi, tikiuosi būti naudinga ir dėkoju už tokią galimybę.